Sveiki visi, šiandien prisijungę prie mūsų seminaro internetu. Šiandien mes norime apžvelgti vieną aktualiausių mūsų reklamuotojams temų, taip pat labai sulaukime daug susijusių su jo klausimų. Ir jinai būtent yra apie AdWords efektyvumo vertinimą. Tai iš esmės bandysime atsakyti klausimus bei parodyti būdus, kaip galima būtų susigalvoti savo efektyvumo vertinimo sistemą, bei taip pat ją įsigyventi naudojant Google produktus. Tai apibendrinant šios dienos prezentaciją, mes iš esmės norėtume atsakyti 4 tokius pagrindinius klausimus. Tai visų pirma, norėtume tiesiog pateikti argumentus, kodėl iš viso yra verta matuoti kompanijų efektyvumą. Taip pat norėtume parodyti labai paprastą metodą, kaip galima būtų apsibriežti aišku ir kryptingą kampanijų matavimo būdą. Trečias klausimas būtų būtent kokie AdWords ir Analytics funkcionalumai gali padėti bei kaip juos įsidiegti. Ir paskutinis klausimas būtų būtent kaip išnaudoti rezultatus tolesniai sėkmiai, ką daryti žinant, ar kai kompanija, sakykime, veikia efektyviai, kaip neefektyviai ir ką mes galime su tais duomenimis padaryti. Tai pirma tema būtent efektyvumo vertinimas ir kam jisai yra reikalingas. Gali būti daug atsakymų į šį klausimą, bet man atrodo yra 4 pagrindinės priežastys, dėl ko verta turėti kompanijų efektyvumo vertinimo strategiją, bei dirbti su ją, optimizuojant kompanijas, plečiant tiek savo AdWords paskyroje, tiek apskritai iš verslo pusės savo kryptis. Tai pirmas punktas būtų iš viso, turint efektyvę vertinimo sistemą, galima lengvai susijęti AdWords ir jūsų verslo tikslus. Tai AdWords nėra platforma, kurią žmonės naudosi vien tik dėl to, kad įdomu naudotis. Man atrodo, pagrindinis AdWords tikslas tai būtent padėti jums įgyventi savo verslo tikslus. Ir man atrodo, pradedant kalbėti ir mąstyti apie efektyvumo vertinimą, labai gražiai žengiamas pirmas žingsnis siejant AdWords ir jūsų verslą. Antra priežastis tai būtų būtent galimybė įsivertinti investicijų grąžą. Vėlgi, investicijos į AdWords tai nėra tiesiog išlaidos, kurios neturėtume atsipirkti. Kiekvienas litas, kurį investuojate į AdWords, turėtų turėti aiškį tikslą ir atnešti aiškį investicijų grąžą. Tai be abejo, turint aiškį efektyvumo vertinimo strategiją, jūs galėsit labai gražiai apsibriežti, kiek jums kainuoja tam tikra verslo nauda būtent atnešta per AdWords platformą. Trečias punktas būtent būtų įžvalgos esamų kompanijų optimizacijai. Dažnai gauname klausimų apie tai, kaip gali būti pagerintos AdWords kompanijos, kokių žingsnių reikėtų toliau žengti. Ir be abejo, nors tokius pačius pagrindinius žingsnius galima apibendrintai siūlyti visiems, bet vėlgi galvojant apie tolesnę plėtrą ir geresnį kampanijų supratimą, kažkoks efektyvumo vertinimo mechanizmas, pagal kurį mes galėtume nuspręsti, ar tai yra geras raktažodis, ar kompanija yra strategiškai gerai išnaudojama, ar reikėtų imtis ir žvelgti kažkokias kitas kryptis. Būtent efektyvumo vertinimo strategija leidžia tai apsibriežti ir priimti tuos sprendimus, kurių reikia. Bei paskutinis punktas būtų, turint efektyvumo vertinimo strategiją, vėlgi galima labai lengvai žvelgti naujų galimybių, naujų krypčių, nes vėlgi suoptimizavus vieną kompaniją, jai veikiant gerai, AdWords turi labai daug kitų funkcionalumų, kuriuos vėlgi žinant tiek verslo tikslus, tiek būdus pasimatuoti juos, galime žymiai kryptingiau atrasti ir nuspręsti, kaip mes galėtume būtent juos išnaudoti. Tai atsakius būtent šitą klausimą, kodėl iš viso reikalingas efektyvumo vertinimas, matyt, natūraliai kyla klausimas, kaipgi galima būtų įsivertinti efektyvumą, ką tai reiškia. Tai iš esmės mes naudojame dažniausiai konsultuodami labai paprastą strategiją susikūrimo efektyvumo vertinimo, sakykime, kažkokiam mechanizmui. Tai visą laiką siūlome startuoti kiekvienam reklamuotojui apsibrėžiant kiekvienos kampanijos tikslus. Ir kuo konkrečiau tie tikslai iš esmės yra apibriežti, tuo žymiai lengviau nusistatyti kriterijus, kaip juos galima būtų vertinti. Ir vėlgi kampanijos tikslas turėtų būti labai glaudžiai susijęs su jūsų reklamos tikslais. Tai jeigu jūs orientuojatės į žinomumo didinimą, tai būtent ir AdWords kompanijos turi būti orientuotas į žinomumo didinimą. Jei jūs orientuojatės į lojalumą, ir AdWords kompanijos turi būti sukonstruotas taip, kad būtent atneštų jums tokią naudą.
Antras žingsnis apsibrėžus aiškius verslo tikslus ir prioritetus, būtent būtų pasirinkti juos atspindinčias metrikas. Tai vėlgi, jeigu orientuojamės į matomumą, tai matyti vienos metrikos bus svarbios, jeigu į lojalumą, tai bus kitos metrikos labai svarbios. Trečias žingsnis būtų įdiegti tikslus į AdWords ir Analytics sistemas. Tai vėlgi šios dvi sistemos yra tam ir skirtos, kad jūs galėtumėt ne vien tik reklamuotis, bet taip pat ir įsivertinti savo reklamų efektyvumą. Ir labai svarbi ne vien tik sąsaja tarp dviejų šitų sistemų, bet vėlgi aiškus tikslų identifikavimas, įsidiegimas į vieną ar kitą sistemą ir susiejimas apie jų sistemą. Ir paskutinis punktas būtų būtent stebėti kompanijos rezultatyvumą pagal nustatytas metrikas ir rasti būdų jų optimizavimui ir, sakykime, strateginių krypčių būtent išpildymui pagal nusistatytus tikslus, apsibrėžtas metrikas ir duomenis, kuriuos matote. Kokie galėtų būti galimi kompanijos tikslai? Tai vėlgi, kompanijų tikslų galima apibrėžti labai daug ir gali būti jie labai specifiški kiekvienam skirtingam verslui. Bet toks paprastas būdas, sakykime, apsibrėžti tikslus būtent būtų juos paskirstyti į tokias 5 kategorijas. Tai vėlgi, vienas tikslas galėtų būti žinomumo didinimas, kur jūs stengtumėtės pasiekti kiek galima didesnę auditoriją ir pristatyti ją į save. Antras punktas būtų būtent svetainės lankytojų skaičiaus didinimas. Tai kai ta auditorija sužino apie jūs, matyti, natūralus žingsnis būtų pasikviesti juos apsilankyti savo puslapyje ir daugiau susipažinti apie tai, apie jūsų produktus, apie jūsų siūlomas paslaugas bei kitus dalykus. Trečias žingsnis be abejo būtų, kai žmonės jau yra pažįstami, jūs be abejo norite parduoti savo prekes, paslaugas. Tai kartais pardavimai yra iš tikrųjų vykdomi svetainiai, kartais pardavimai yra vykdomi telefonu. Vėlgi, labai priklauso nuo to, kaip jūs galėsit nustatyti savo matavimo kriterijus ir kaip jūs galėsit vertinti savo kompanijas pagal juos. Ketvirtas žingsnis būtų klientų pritraukimas atgal. Be abejo, kai jūs jau pardavėt savo produktus, jūs norit, kad tie klientai sugrįžtų ir pas jūs pastoviai pirktų. Vėlgi, lojalus klientas visą laiką yra geriausias klientas, nes jį netaip sunku yra prisikviesti atgal ir jam parduoti papildomus dalykus arba vėl iš naujo, kai prekės ar paslaugos klientui prisireikia. Ir be abejo, tai, pritraukimas atgal, kaip ir minėjau, po jo seka lojalumas, tai jeigu jūs pasiekėt klientų lojalumą, jų matyti reikia žymiai mažiau galvą sukti apie reklamą ir tų lankytojų pritraukimą, jeigu jūs turite pastoviai pas jūs perkančius klientus. Būtent pasirinkus tikslus, kiekvienai kompanijai nusistačius po tikslą, vertinga nustatyti, kaip ir sakiau, vertinimo kriterijus. Tai vėlgi mes turime, kadangi verslai labai skiriasi ir specifika jų skiriasi, mes galime įskirti 2 grupės kriterijų, tai yra tiesioginiai ir netiesioginiai. Tai tiesioginiai kompanijų vertinimo kriterijai be abejo gali būti pardavimai internetu, pardavimai fizinėje parduotuvėje, skambučiai, užklausų kiekis, jeigu turite, sakykime, mobilią aplikaciją ar norit, kad žmonės atsisiųstų tam tikrus dokumentus iš jūsų puslapio, be abejo, tokių verslų irgi būna, tai parsisiuntimai yra svarbus kriterijus, naujienlaiškio prenumerata taip pat yra kai kurie verslam labai svarbus kriterijus. Tais būdais, kai mes tiesiogiai pasimatuoti negalime tų, kaip sakiau, tiesioginių kriterijų, vėlgi mums reikia pasiremti į netiesioginius kriterijus. Ir tarp netiesioginių kriterijų mes turim praleistą laiką svetainėje, turim aplankytus puslapius svetainėje, turim pasiektą kontaktų puslapį, tai jeigu žmogus apsilanko kontaktų puslapyje, be abejo, jis jau suinteresuotas yra su jumis susisiekti. Taip pat svarbus kriterijai yra sugrįžtantis lankytojai bei nauji lankytojai puslapį. Vėlgi, tai labai priklauso nuo jūsų kompanijos apsibrėžtų tikslų. Tikslai, kaip ir minėjau, kliento kelionėje gali būti keli. Tai aišku, mes galų gale norim turėti pardavimus, bet natūralu mąstyti, kad ne kiekvienas klientas yra vienodai nusprendęs pirkti. Tai kai kurie klientai, kurie apie jūs tik sužinojo, be abejo, jie nepuls pirkti produktą iš jūsų. Juos dar reikia įtikinti, kad jūs turite geriausią, patraukliausią ne vien tik kainą, bet ir kokybiškiausią produktą ir kad pas jūs pirkti iš tikrųjų verta. Tai jeigu mes galvotume apie tikslus būtent kliento kelionėje, tai vėlgi klientui, kuris dar apie jūs nežino, viskas prasideda nuo sužinojimo apie jūs. Kai apie jūs sužino, tada klientas, jeigu būna suinteresuotas, be abejo, jis tada apsilankys pas jūs svetainėje, kad sužinotų daugiau.
Jeigu jam tai, kas svetainėje yra, patiks ir sudomis, be abejo sugrįš atgal ir galvos apie pirkimą. Ir čia būtent atsispindės jūsų pardavimai ir jūsų toksai tikslas išsikeltas. Vėlgi, kai parduosite, kai klientas pas jūs nusipirks, labai svarbu galvoti, kaip jūs galite prisitraukti tą klientą atgal, susigrąžinti atgal į puslapį, kad jisai arba dar kartą nusipirktų, arba tas klientas, kuris buvo neapsisprendęs ir nenusipirko, kad pirmą kartą nusipirktų, tai taip pat labai svarbus kriterijus. Ir be abejo, paskutinis kriterijus vartotojo kelionėje yra lojalumas. Jeigu klientas sužino apie jūs, jūsų paslaugos ir prekės jums patiko, jis turi tam tikrų asociacijų net su jūsų prekės ženklu, jam nebereikia rinktis tarp jūsų paslaugų ir kitų paslaugų. Vėlgi, jis tiesiog sugrįžta ir perka paslaugas prekes iš jūsų, dėl to, kad tai yra natūrali preferencija klientui. Tai susidėliojus būtent tikslus į kliento kelionę ir apsibrėžus, kur dabar yra aktualiausias tas tikslas yra, kurį labiausiai norite pasiekti, vėlgi mes galim nusistatyti ir tam tikras metrikas. Tai jeigu žinomumų didinimas mūsų tikslas yra, tai be abejo parodymų skaičius ir būtent tikslinis parodymų skaičius yra svarbus. Svetainės lankytojai, tai būtent nauji apsilankymai į svetainę bei atkritimo rodiklis taip pat yra svarbus kriterijai. Svarbu ne vien tik prisitraukti žmonės, bet ir išlaikyti pas juos svetainėje. Taip pat pardavimai yra svarbus kriterijus tada, kai mes kalbame apie pirkėjų pasirašymą pirkti, tai pardavimai, skambučiai, formos užpildymas gali būti būdai pasimatuoti tai. Toliau galvojant, mes žiūrėtume pritraukimo atgal kriterijų, tai žiūrėtume į sugrįžtančius lankytojus ir be abejo lojalumas, man atrodo, vienas geriausių kriterijų, tai yra tiesioginis srautas jūsų puslapį, kai žmonės neina į paiešką, bet jau tiesiog eina pas jūsų puslapį visų pirma prieš žiūrint tai, ką jūsų konkurentai būtent siūlo. Tai man atrodo, prieš pradedant, sakykime, jau įsidiegti tuos tikslus į AdWords paskyrą, kiekvienam klientui mes labai dažnai siūlome atsakyti 2 klausimus. Tai visų pirma būtų, kokie jūsų pirminiai kiekvienos kompanijos tikslai. Tai yra, kas jums svarbiausia, ar tai žinomumas, ar tai pardavimai, ar tai lojalumas. Ir antras klausimas būtų, kokiamis metrikomis norėtumėt vadovautis, kad pasimatuotumėt, ar viena ar kita kompanija būtent buvo sėkminga. Tai atsakius šitos klausimus, jums tada belieka tiesiog funkciškai įsidiegti viską į AdWords ir Analytics platformas. Tai kitas žingsnis būtų pažiūrėti, kuo AdWords ir Analytics gali jums padėti būtent įgyvendinant tą jūsų nustatytą efektyvumo vertinimo strategiją. Tai AdWords iš tikrųjų yra labai geras įrankis paprastų konversijų sekimui. Ką turiu omeny, kai sakau paprastų, tai iš esmės, jeigu jūsų konversija yra paprastas pirkimas svetainėje, tai AdWords būtent konversijų sekimo įrankis yra pilnai užtektinas įrankis, kad jūs galėtumėt įgyvendinti savo būtent konversijos ir efektyvumo vertinimo tikslus. Tai konversijų sekimo įrankius galite surasti prie visų įrankių, paspaudę ant mygtuko įrankis ir pasirinkę konversijos. Ką jums tada toliau reikėtų daryti, tai būtent spausti ant raudono mygtuko plus konversijos. Jūs bus nukreiptas į kitą svetainę, kur visų pirma jūsų klaus būtent konversijos pavadinimo. Tai vėlgi, jeigu tai yra konversija orientuota į kliento, sakykime, pirkimą iš jūsų, ar ne, tai jūs galite pavadinti tiesiog pirkimas. Ir šaltinis būtent bus tinklapis, nes konversija bus fiksuojama, kai bus pasiekiama tam tikra vieta tinklapyje. Išsaugoti reikėtų tada ir tęsti toliau. Ir toliau reikės pasirinkti tam tikras funkcijas, tai be abejo konversijos kategorija, tai yra pirkimas ir pardavimas, nes mes kalbame apie pirkimą jūsų svetainėje. Konversijos vertės pačiai pradžiai mes siūlome tiesiog nenusistatyti, dėl to, kad po to jau, kai įsigyvendins visas tas metodas ir turės labai aiškus kriterijus, jau tada galėsit nustatyti, kiek jums kiekvienas tas pardavimas yra vertas. Kitas žingsnis būtent būtų išsaugoti ir tęsti. Ir tada jums sistema pasiūlys arba pačiam pamatyti konversijos tą sugeneruotą kodą, arba nusiųsti į jūsų puslapio redaktorių elektroniniu paštu. Tai jeigu pasirinktumėt pirmą punktą, kuris šiuo atveju nėra pažymėtas, jūs galėtumėte tiesiog įvesti elektroninį paštą ir tuo elektroninio pašto adresu būtų išsiųstas konversijų kodas, kurį tada tiesiog reikėtų įsidiegti į svetainės tą galutinį puslapį. Tai dažniausiai, jeigu kalbame apie elektroninę parduotuvę, tai būna puslapis, kuriame sakoma ačiū, kad pirkote.
Antras variantas gali būti tiesiog pasirinkimas, kad jūs pats atliekate kodo pakeitimus ir tada ten paspaudus jūs automatiškai gaunate instrukcijas, kur tą ir kaip kodą įdėti ir patį kodą. Tai vėlgi, jau šitą dalyką turite įsidiegti į savo puslapį. Ir tiesiog paspaudus tada atliktą, jūsų konversija bus sukurta. Ir konversiją galėsit matyti tiek prie įrankių skilties, kur būtent dabar, kaip matote, yra pirkimas ir vienam iš langų, kur duodama statistika, jūs matote, aišku, dabar yra 0, bet kai atsirastų pirkimų, būtent ten atsiras skaičiai. Bei taip pat visus tos duomenys galite pamatyti kiekvienoje statistikos lentelėje prie AdWords kompanijų ir galite pamatyti, kiek konversijų buvo, kiek jūs jam kainavo, koks kainos ir kiekio konversijų santykis yra, bei kitus parametrus. Tokiu atveju, jeigu jūsų konversijos ir efektyvumo vertinimui būtent yra reikalinga truputį išsamesnė strategija, tai yra ne tiesiog nuėjimas į kažkokį tam tikrą puslapį, tada jums reikia būtent pasitelkti Google Analytics, kad galėtumėt sekti savo ir vertinti efektyvumą. Tai susikūrus Google Analytics paskyrą, jums tiesiog reikėtų visų pirma nueiti į administratoriaus tabą. Ir ten tose 3 blokuose, kurie jums duoti dešiniajame bloke pasirinkti tikslai. Pasirinkus tai jums būtent sistema leis ir parodys tokį raudoną mygtuką, kuris yra pavadintas plus naujas tikslas. Ir ant jo paspaudus jums tada tiesiog reikėtų pasirinkti tikslo tipą. Analytics duoda daug įvairių, skirtingai nei AdWords, duoda daug įvairių tikslų, kuriuos galite apsibrėžti. Šiuo atveju mes pasirinkome užklausą kaip mūsų tikslą ir būtent naudojam pavyzdį tokių verslų, kuriems svarbu būtų pasimatuoti atėjimus į kontaktų svetainės dalį, tai kontaktų puslapį svetainėje. Pasirinkus tai, jums tada tiesiog reikėtų pavadinti tą tikslą, tai galite pavadinti kontaktai šiuo atveju ir tipą. Paskirties vieta, trukmė, puslapių skaičius įvykis. Tai šiuo atveju būtų apsilankimas kontakto puslapį, tai paskirties vieta. Jeigu sektume trukmę, tai reikėtų tiesiog nustatyti laiką, puslapių skaičių, tai vėlgi puslapių skaičius, kuriuose jūsų lankytojai apsilankė. Ir pasirinkus tai, jūs tiesiog tada būtumėt nukreiptas į paskutinį langą, kur jums reikėtų įvesti būtent tą paskirties vietą. Tai šiuo atveju būtent kontaktų skilties adresą jūsų svetainėje. Ir tada tai lieka tik išsaugoti ir Google Analytics, tada tas tikslas yra sukurtas ir jis Google Analytics platformos nuo to žingsnio bus sekamas. Kitas žingsnis būtų susikūrus tikslus Analytics platformoje, būtent juos įsikelti į AdWords. Ir tam reikalinga padaryti 2 tokius pagrindinius žingsnius. Pirmas žingsnis būtent būtų susijęti AdWords su Analytics. Ir AdWords Analytics jūs galite susijęti tiesiog spausdami ant dešiniajame bloke Analytics administratoriaus meniu ant AdWords susijimo. Tada jums tiesiog reikėtų pasirinkti naujas susijimas, pasirinkti kitame žingsnėje jūsų paskyrą AdWords, spausti, kad norite ją susijęti. Ir tada meniu, kuris atsiranda, tiesiog pasirinkti rodinį, kurį būsit susikūręs. Tai yra jūsų tinklapio, taip galim pavadinti, ataskaitų bazę. Dažniausiai tik susikūrus Analytics, jinai būna vienintelė. Tai jums tiesiog varnelį reiks uždėti ant vienintelio punkto, kuris neturi varnelės. Padarius tai, jūs būsit nukreipiami į langą, kuris, klaus kas toliau. Ir ten reikėtų pasirinkti būtent tame punkte, kuris kalba apie žiūrėti Analytics įtraukimo metriką į AdWords. Ten reikėtų pasirinkti pradėti. Jūs tada būtumėt nukreiptas į AdWords paskyrą, Analytics būtent sekciją, tada jums ten reikėtų paspausti žiūrėti įsamią informaciją. Ir kur yra susieta rodinių, būtent rodinių susijimo ta funkcija, tiesiog jeigu ten dar nėra pasirinktas nei vienas rodinys, paspausti ir pasirinkti vieną iš rodinių. Kaip ir minėjom, jeigu tai yra nauja Analytics svetainė, tai bus vienintelis rodinys, kuris automatiškai bus susietas. Ir paskutiniai žingsniai tada būtų tiesiog prie įrankių vėl nueiti kaip ir pačioje pradžioje prie konversijų. Ir šiuo atveju spausti ne ant raudono mygtuko, bet po 24 valandų, kai bus sukurtas tikslas ir Analytics ir AdWords susieti, tada atsiras toksai punktas importuoti iš Google Analytics konversijas. Ir paspaudus ant to punktą tiesiog galėsit pasirinkti tuos tikslus ir importuoti į AdWords ir tada sekti lygiai taip pat kaip bet kurią AdWords konversiją.
Iš esmės tokie būtų iš techninės pusės du pagrindiniai dalykai, dvi pagrindinės kryptis. Nėra jos sudėtingos, jeigu ypač seksi tuos žingsnius, kurie buvo tik papasakoti. Ir paskutinis klausimas, kurį tada mums teliko atsakyti, būtent kaip išnaudoti tuos rezultatus optimizacijai. Tai vėlgi, pirmas žingsnis, ką jums reiktų daryti, tai atsisakyti raktažodžių, kurie kompanijos tikslų nepasiekė, bent jau po pirmos, antros ar trečios savaitės kompanijos veikimo. Tada vėlgi galite prisidėti daugiau tokių raktažodžių, kurie pasiekė tikslus, nes jie jums yra vertingi, jie atneša tas vertės, kurią norite. Ir trečias punktas būtų stengtis išlaikyti vertingus raktažodžius be abejo pirmose pozicijose, nes ten jūs busit matomiausi ir ten jums atneš klientai daugiausiai vertės. Ketvirtas punktas būtų prioritizuoti sėkmingai veikiančias kampanijas biudžeto atžvilgių. Tai yra tiesiog skirti didesnius biudžetus tom kompanijom, kurios geriau pasiekia tikslus, kuriuos apsibrėžite. Bei paskutinis punktas būtų užsibriežti naujus tikslus ir startuoti su naujom kompanijom. Tai čia mes kalbame apie naujas galimybės ir būtent naujų galimybių atradimą, sekant senų kompanijų rezultatus. Tai apibendrinus iš tikrųjų visą prezentaciją bandė tiesiog parodyti, kad jeigu įsivertintume savo verslo tikslus, apsibrėžtume, kokių mums krypčių reikia imtis, kad pasiekti naujų tikslų ar pataisyti tai, ką reikia pataisyti, ar ne, tada nusistačius tam tikras metrikas ir įsidiegusias į AdWords ir Analytics sistemas, tiesiog rasti naujų būdų, kaip daryti kompanijas efektyves, kaip jas plėsti, bei iš esmės, kaip su jomis dirbti. Tai iš esmės iš mūsų būtų tiek, ką mes norėtume tikrai pasiūlyti, jeigu kils klausimų ar kažkas buvo neaišku šio seminaro metu, rašyti mums elektroniniu paštu nuo pirmadienio iki penktadienio per būtent Google AdWords pagalbos mygtuką. Mes elektroninius laiškus pasakome per 24 valandas. Arba be abejo skambinti mums nemokamų numerių nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 10 ir 3 valandos Lietuvos laiku. Tai tiesiog norėtume padėkoti, kad klausėtės mūsų ir tikimės, kad visa ta informacija tikrai jums padės padaryti kampanijas efektyvesnės bei išnaudoti AdWords siekiant ne vien tik AdWords tikslų, bet būtent jūsų konkrečių verslo tikslų. Tai geros dienos ir ačiū, kad klausėtės.